patyčios tai yra, mano supratimu, tai yra nusikaltimas. Ir amžini moraliniai imperatyvai ir kodeksai, jie į tai nurodo kaip nusikaltimą, nuo jo prasideda fiziniai nusikaltimai, tai yra žudymai. Bet nieks nekreipia dėmesio į pačią sėklą ir pradžią, trigerį to fizinio žudimo. Trigeris yra žodžiai, kuriuos žmonės naiviai laiko nekaltais. Kad čia nieko tokio yra pasakyti kažkokią informaciją. Jie nesuvokia, kad žodis žmonių gyvenime ne fizinių, o psichologinių, sakykime, jėgų kontekste ar dvasinių jėgų kontekste, jis yra kolosalinė jėga, jis yra gyvybė ir mirtį lemianti jėga. Vienas žodis, viena raidė ne vietoje, ne laiku pasakyti, sukelia didžiulės pasiekmes. Žmonės naudoja negatyvius žodžius ir nesupranta, kad tie negatyvūs žodžiai jis sukels nelaimės. Kad klausytojas yra jautrus, jis jautriai tai reaguoja, jis įsimena tuos žodžius, jis įsiskaudina ir jeigu tie įsiskaudinimai, tie žodžiai ir tie įsiskaudinimai kartojasi daug kartų, vieną dieną šitą jo taurę persipildo ir tas žmogus sprogsta.